Tai sveiki, kuldūnai, gan jūs gera. Tai šiandieną darom su Lapeikiu video. Jeigu patiks, paspauskite laiką, parašykite komentarą, pasidalinkite su draugais ir pabandom surinkti 300 subscriberių. O dabar važiuojam prie video. Barškuolės. Nuo iki 5 iš karto. Jei pirmas pasimatymas užklyso, tiesiog pasakyk kitas. Pasiusk nervą į autobusą ir pradėk iš naujo su kitu. Ta ar tas, kuris iškęs iki kitų pasimatymo galo, galės rinktis eiti į antrą pasimatymą su tavim arba pasiimti pinigus ir palikti tave ant ledo. Ką darai, darai gerai, nes tu gali būti kita arba kitas. Sveiki, mano vardas Viktorija, aš esu iš Trakų, man 20. Kadangi iš Trakų, tai iš karto matot, kad turiu tudorišką kraują. Mane draugai kartais vadina Braškė. Aha, nepanašiai Braškė. Na, o šiaip apie vaikinus kalbant, tai man patinka tvirti, vyriški. Na, o jeigu jau būna gerinasi, parlaižiauja, tai tada iš karto įsijungia atbulinis ir tada sakau kitas. Sveiki, aš Edvinas, man 18 metų, bijau reaguojančių mergų, geriau jei būtų kultūringa. Esu Gytis, man 20, gatvėje pamatų pagalinčių per minutę. Tokia esu Lapeikis, mėgstu gerti alų ir paimčiau merginą per 5 sekundės. Jeigu mėgsti alų, būsi mano. Taip. Minutę, šiaurėje dar greičiau. Sveiki. O, per minutę pagamintų paną. Įdomu, pažiūrėsime. Esu Eimantas, man 19 metų. Nemėgstu keiktis ir nenorėčiau draugauti su nepraustaburniu. Aš Deividas, man 20. Šeimą kursiu, kai turėsiu pakankamai pinigų. O dabar metas paišdykauti. Sveiki, aš Juris, man 19. Mielai gyvenčiau su vyresnė pana, kad ji mane prižiūrėtų. Nes pats nemoki prisižiūrėti. Ups. Okei. Vaikinukai pasiruošę žaibiškam pasimatymui su totoriško kraujo turinčia Viktorija. Labai norėčiau blondinės ryškiai žaliom akim. Žinai, kaip sakoma, gero. Labai norėčiau blondinės, rudom akim. Kūno turi daug. Kūno linija. Įdomu, ar kuriam nors vyrukui pavyks tapti jos išrinktuoju. Žinok, vyrai, aš labai noriu eiti. Aš labai noriu. Nu tai pizda bus tau. Suvartis kaip obalė. Varyk! Vyrai, bet nepykit, jeigu negrįšiu. Pirmasis į pasimatymą pasisiūlė eiti Jurijus. Aš grynakraujis ukrainietis, o tokie panams patinka. Jurijus 19 metų rašo apsakymus. Didžiuojasi, kad yra ukrainietis. Draugauti su vyresne mergina. Labas. Labas, Jurijus. Viktorija. Tai ką veiksim? Iš o? Ukrainietis. Draugauti su vyresne mergina. Labas. Labas, Jurijus. Viktorija. Tai ką veiksim? Iš o? Eiras. Na, kaip manot, vyručiai ir mūsų pleibojus ilgai užtruks? Na šiaip, vyriuks tu geras, su smailu toks, žinai, bet tai kad nelabai. Labai. Nu toks su smailu, bet nelabai žmogus. O, jau nusiranginėja. Tu biškai palauk, stabdyk karklės, biškai neskubėk tik. Kokios panelės patinka? Nu čia... Kaip čia pasakęs. Pirmiausia, kad nepasakėjau. Aha. Na ką, pirmiausia pasveikinimai. Tai kad sakyt os. Tos. Kažkamas. Na, aš nesusirinksiu, kad kaip aš norėjau pakartoti tokį porą veiksmų. Vienas. Du. Na, dabar pabandykite taikyti tai, ką aš noriu. Tik reikia pisti kiaušus. Rytis, taip čia. Aš negaliu. Kodėl negaliu, tai? Tu pana. Aš panu neskrudžiu. Gink, tu tiesiog gink, sutari. Nu gerai. Čia kažkokis vyksta ar kas?
didžiausią klaidą esate padarę? Pastaruosius pusę metų pravažinėjau į Klaipėdą dėl panos. Aš taip 2 mėnesių draugavau. Važinėjau. Irgi tranzavai? Ne, ką tu netoli gyvenu, 3 kilai. Tranzavai. Aš tai tranzavau. Stovi. Ai, bybys. Niekam tikis. Bet žinokit, bachūrė, va todėl aš panas renkuosi iš savo kiemo dažniausiai. Teisingai. Kitas, ko nesupranka, vaušia vieną į dantis. Tu vargšėlis. Liūdna net pasidarė. 15 eurų nors gavo. Ar lytoj buvo? Kitas. Sorry, nesijausiu iš tavęs paukštienas. Kaip žinai, visoms tokioms tėvelių dukrelėms norėčiau perduoti. Saugokitės. Ir iš karto tik užėjo pasakė, kad jam nepatinka tamsios, tam blondinių reikia, nu tai ką aš galėjau padaryti. Ji tikrai yra mano skonio, ji man patiko, bet matosi yra per daug išlepinta. Viktorija su Jurijum nesijautė kaip už sienos. Gal pavyks kitam vaikinui? Karočią, žinokit, merg nuliau. Mano svajonių merga. Tai kodėl tu čia? Nu matai, pasirodė, kad aš juos galiu neapginti. Tai sakė, Edvinas. Davai, Edvinai, parodyk. Dabar Edvino eilė. Tuoj mergyt, pamokš save kultūros. Edvinas 18 metų dirba statybose, šoka tautinius šokius. Norėtų būti panašus į Enrique Iglesias. Labas. Labas, Edvinas. Labas, Viktorija. Gal galėtum nusiauti batus, nes ant tatamio negalima būti su batais. Netrukus matysite, ar Viktorija nepasakys Edvinui kitas. Teko man girdėti, kad geriausias gatvį mušantis smūgis yra iš galvos. Iškart nukautoja, griūna ir viskas. Nebandėjai. Tu Anis pats atsijungs. Tai iš galvos. Opa. Tai aš tai norėčiau paprašyti, jog tu, pasitreniruotum arba parodytum, kaipgi tu galėtum su galva nukautuoti tą žmogų va iš tavo kriaušę. Neskauda? Nelabai. Nelabai, dar kartą pabandau. Gal žinai, kas parašė Mažąjį princą? Nelabai. Taigi aš parašiau Mažąją princą, na. Kaip tu nežinai? Visai iš medžio išdrybęs. Oi. Nežinau. Kitas. Kodėl? Kodėl? Galva kieta, bet tuščia. Sorry. Aišku. Mes norėjom pradėti tokias po... Galva kieta, bet tuščia. Va. Nu jo. Užuojautė tau. Panas vadinam, let's pupum. Uždavus tokį elementarų klausimą, jis man tikrai jau nesakė, tai nei romanų, nei protų. Visoms let's pupums norėčiau perduoti. Aš laisvas. Vaikinas jis tikrai manęs neapgintas. Ne, jis ne toks. Viktorijos nuomonė Edvino galva kieta, bet tuščia. Kuris vaikinas eis dabar? Tikrai nemelavai apie apsakymį. O dabar norime tai būti. Tame. Į pasimatymą išsiruošė Gytis. Jeigu tu višta, aš uždarysiu tave į narvelį. Gytis 20... Tuoj žiūrėk, kad tave neuždarytų į narvelį. Šitą vištą. Gaidelis ateina. metų bijo vandens. Svajoja nukeliauti į Aziją. Nekenčia bulvių plokštainio. Wow, lamutis. Labas. Malonu. Tu graži? Prisistatysi? Gytis? Viktorija. Labai malonu, labai fainas meras. Pala, sveika vardą. Viktorija? Gali taip pakviest. Viktorija? Viktorija, labai faina, labai gera, malonu susipažinti. Viktorija, kur tu? Viktorija. Kitas. Labai dvačiu. Taip. O čia tik... Čia katė pašaukė Viktoriją. Kitas, eik iš čia. Tu rimtai, kit? Aš tau uždarysiu narvelį. Eik į narvelį, lys savo norų.
Dėl vardo ar šiaip? Ne, tiesiog naktį tikrai šiandien pakviestum. Nu, nemalonu, jeigu naktį mane... Nu, aš irgi labai įsigandau, kaip pakvietė Viktorija. Tai net įsigandau, aš pats bijau. Ne, suprantu tave tikrai. Blemba. Ne, kažkas taip šūkteltų. Viktorija, tokių balselių. Ne. Ši panelė man tikrai nelabai patiko dėl to, kad aš tikrai pamatyti panelę, o ne kinietę. Gyčio balso tembras išgąsdino Viktoriją. Kas dabar eis į pasimatymą? Ai, jis paskinietė. Čia tai pasakė. Jaučiai nepatiko, aš buvau gal minutę, nenoriu komentuoti, žinok, tėvo tikrai ne tas momentas biškas. Susinervinęs esu. Liovas! Pirmin! Susitikti su Viktorija eina Eimantas. Mielai pasibučiuosi, į katytę bus gražiai. Eimantas 9. Pažiūrėsime, ar ta katytė norės su tavim bučiuotis. Norėtų su katytėm pasbučiuoti, bijo kačių. Ar... Ai, ble. Karočią, bičių bijo. Gerai. 19 metų bijo bičių. Nori nuvažiuoti į Japoniją. Neišgyventų be plaukų vaško. Labas. Eimantas. Malonu. Tai užkursi? Štako 6 minutes. Gal važiuojam pasižiūrėti? Žinoma, galim. Sako, pasakyk vardą, pasako vardą, sako kitas. Storas šalia, žinai. Pasakiau vardą. Kitas. Oi, tu, na, sakau, lapeiks. Kitas, oi. Oi, tu peklan. Galvo, nu, pizda, kavarska. Gal užsienio, ble. Ir narvelį uždarysiu. Galvoju, visą normaliai, paskui sako, išsigrąžti, jeigu tu pasakytum, nu gerai, dėk iš čia. Eik tu šyk. Eikit šyk. Na, suprant, eik šyk. Na, gal aš ką tik nusišykau. Gal ir jinai ką tik nusišyka prieš tau ateinant. Kas tau merginos patinka? Tu atitinki mano reikalavimą. Susidarys? Manęs nepažįsta, aš nepamanėlė. Aš turiu omeny išvaizdą. Supratau. Na, aš taip visai norėčiau pasižiūrėti, kas gi tu per vienas. Kas tu per vienas? Norėčiau pasižiūrėti. Tai va, dabar pasižiūrėsime. Įsitrauksime kurtytis ir pažeisim žaidimuką. Visiškas tavo širdies. O, snygas, davininkai, draugų kompanija. O čia irgi gera kortytė, širdelės, meilė. Leda kojas meilė ir kompanija. Atsirado būrėja. Panikai jį gali įsirinkti, gali. Normalus toksai. Netikiu. Aš nenoriu. Bet manęs neįsirenka, ar jo neįsirenka. Taigi kojos, kaip matau, veda link panelės. Tai toks jau čia tas mūsų antras pasimatymas. Karšta net darosi. Tai tiesiog... Net karšta darosi. Kaip karšta. Kas čia jungia? Šildymą. Jungit vėjelė. Karšta jau darosi. Buvai su manimi 15 minučių, ką renkėsi? Eurus ar antrą pasimatymą su manimi? Ką pasirinks Eimantas? Pinigus ar antrą pasimatymą su egzotiška Viktorija? Egzotiška. Spėju, įsirinks pinigus ir pasiūs ją toli. Karočią, žinok, merga nuliau. Mano svajonių merga. Va čia irgi gera kortytė, širdelės, meilė. Leda kojas meilė ir kompanija. Aš net nesvarstau. Man irgi labai patiko ir aš renkuosi antrą pasimatymą. Saugokis eini, kad tavęs neprimuštų. Pazos! Diena. Susirinkome išburti iš kortų. Ką, išbursime jūsų ateitį, berniuk. Gerai. Tai.
Tu. Gerai, tuoj. Oi. Šitą kortą rodo meilę. Tai jūs ateityje kažkada tai sutiksit antrą pusę ir būsit labai laimingi. Oi. Tai yra 6. 6 labai blogas skaičius. Tai reiškia, kad jūs gali kažkokį tai ligą užpulti. Ar ten paralyžius, ar koks plaučių vėžys. Tai gali būti, kad ir nespėsit net ir įsimylėti. Ja. Ir jokias merginas nesutikti. Kitą kartą. Pragara, jūs esat užburtas, būti vienišu, labai bloga šitą kortą. Reiks panaikinti jums burtus. Ir šitą kortą. Galite jau savo ruošti karstų kapus ir jau ir mišes užsakyti, ir bažnyčią, ir visus tos dalykus. Jau pizda jums. Tai va. Ačiū. Čia buvo Lapeikis būrėjas. Tai va. Ką? Jeigu patiko šis video jums visoms barškuolėms, tai paspauskite laiką. Parašykit komentarą, pasidalinkit su draugais ir pabandėm surinkti 300 subscriberių ir susimatysime kitame video. Čia buvo Lapeikis ir visą gerą. Čiau.